Žarnyno ligų yra įvairių ir būdų jas nustatyti ne vienas. Visgi tiksliausias gebantis aptikti onkologinės užuomazgas ir navikus yra kolonoskopija. Kuo svarbus ir išsiskiriantis šis tyrimas ir kodėl dalis žmonių jo vis dar vengia? Sako, reikės daryti kolonoskopiją. Iš karto jau reakcija tokia, atrodo, kad tam 5 krūminius dantis reikės traukti be narkozės. Gerai, kad klausta manęs, sako, tu jau tą praėjai, tai tikrai pilnai nuraminu. Ką mes pastebėjom, kai mes perėjom iš sovietinės medicinos į tą vakarietišką, o žmonės perėjo į vakarietišką mitybos ir gyvenimo pobūdį, labai padaugėjo uždegiminių žarnų ligų. Išdiferencijuoti, aišku, geriausiai padeda kolonoskopija. Ar tai yra gerybinė patologija, ar tai yra vėžys. Ir tikslas tos kolonoskopijos - nerasti vėžį, o rasti tas ikivėžinės būklės. Randam polipus, visokių formų ant kojyčių, plokščius, juos pašalinam ir vadinasi, taip mes išvengiam kažkuriuo metu galėjusio atsirasti iš to polipo vėžio. Ganėtinai sudėtinga tik iš skundų diagnozuoti ligą. Kolonoskopija yra auksinis standartas dėl to, kad naudos ir rizikos santykis yra paciento pusėje. Jokių simptomų man nebuvo. Aš jaučiausi sveika. Aš ėjau pagal programą pasitikrinti žarnyną. Ir tada pas mane iš karto jau rado 3 stadiją. Dažnai žmonėms kyla klausimas, kodėl apie žarnyno būklę neužtenka atsakymų, gautų iš pacientų nusiskundimų ir ypač atlikus vaizdinius tyrimus. Gastroenterologė endoskopuotoja Inga Kildušienė patikina, kad tą lemia ypatinga žarnyno anatomija. Storoji žarna yra pakankamai ilga, jinai yra virš 1,5 metro ilgio, tai jeigu procesai vyksta arčiau išangės, tai skundai atsiranda greičiau, nes lengviau pastebėti ir šviežią kraują tuštinantis, ir kažkokius išmatų formos pokyčius ar kažką. Bet jeigu visi procesai vyksta pačioj storosios žarnos pradžioj, tai tie skundai tampa tokie nelabai specifiniai. Tai vaizdiniai tyrimai, tokie kaip kompiuterinė tomografija, magnetinis rezonansas, jie nepakankamai, kartais būna nepakankamai tikslus. Ir kita problema yra tame, kad jų metu histologinio tyrimo nepaimsi. Tai vis tiek visi keliai veda į kolonoskopiją. Jau jos metu apžiūrima akimis visa storoji žarna ir matome realiai, kokia yra situacija. Kolonoskopija pagrinde yra naudojama žarnų uždegiminių ligų diagnostikai. Jos nėra dažnos, bet jos dažnėja, tai ropinis kolitas Krono liga. Ir galiausiai storosios žarnos vėžio diagnostikai. Klastingiausia žarnyno liga yra storžarnės vėžys. Todėl Lietuvoje yra sukurta storosios žarnos vėžio prevencinė programa 50–74 metų amžiaus gyventojams. Joje galima dalyvauti kreipusis į šeimos gydytoją. Programos metu atliktas slapto kraujavimo testas leidžia storžarnės onkologinę ligą nustatyti kuo ankstyvesnėje stadijoje. Tačiau medicinos mokslų daktaras Audrius Dulskas apgailestauja, kad ją pasinaudoja per mažai žmonių. Norint, kad ta programa veiktų, tai turi tikrintis tikrai gerokai daugiau, 50, bent 60%. Vieni aiškina, kad bijo, o jeigu kažką surasi, aš bijau. Tretigi sako, kad aš nieko nežinau, nieko negirdėjau apie tą programą. Statistika rodo, kad tas vėžys nuo 7 iki 10 metų vystosi. Sako, aš dariausi kas 2 metus tą slaptą kraujo testą ir prieš 2 metus dariausi, po metų jau man randa didelį vėžį. Net ir tas testas, tai irgi nėra 100% tikslus. Lieka 4–5%, kurie gali būti nediagnozuoti net ir atliekant slaptą kraujo testą. Tuo tarpu gavus teigiamą slapto kraujavimo testo atsakymą, toliau atliekamas kolonoskopijos tyrimas, kurio metu žarnynas tikrinamas per išangę įvedus lankstų prietaisą endoskopą. Vilnietė Asta nepabūgo sudalyvauti prevencinėje programoje, tarsi nujausdama, kad gali būti bėdų su sveikata. Ir būtent kolonoskopija galutinai patvirtino jos įtarimus dėl vėžio.
Sakau, aš dar pati kaip ir save tokia, kaip ir priekaištą, kad nebūtinai man ten reikėjo laukti programos, aš galėjau gal dar ir anksčiau eiti. Pridavus taip tvarkingai viską ir tau taip sako, yra rastas, reiškia, kraujas išmatose, nu tai taip, va, taip viskas apsivertė visiškai. Tai man iš karto šeimos gydytojo aš jau, kaip sako, reikės, kai rado tą jau, reiškia, teigiamą kraujo atsakymą, sako, viskas sekantis kolonoskopija. Nu, reiškia, tas tyrimas. Nebijokit, sako, visiškai kitoks negu buvo. Šiuolaikinė, tai ujetus, kiekvieną dieną gali daryti. Ir pasirodo, atlieko 15 minučių, tau ir ta prasme, ir pasižiūri, ir aparatūra, ir technologijos, ir viską iš karto pasako, nu, nepalygint. Kolonoskopija patvirtino, dar po poros savaičių gauna atsakymą apie paimtą mėginį, kad tikrai yra onkologija, o jau spalio mėnesį, spalio 1 aš jau operaciniai buvau. Jeigu kolonoskopijos metu randami polipai, jie yra taip pat pašalinami. Jeigu jie yra pakankamai dideli, tai jie yra šalinami stacionare, tai yra dienos chirurgijos procedūra. Na ir tada jau žiūrime, kokio pobūdžio ten tie polipai yra. Jeigu yra adenomos, tai reiškia kolonoskopiją reikia kartuoti po 3 metų, o jeigu nieko neranda, tai endoskopuotojai garantiją duoda 10 metų. Visos kolonoskopijos šiuo metu yra atliekamos bendrojoje neutroje. Tai stovi dar anesteziologų brigada. Neutros metu mes miegame, nieko nejaučiam, 20-30 minučių. Šiek tiek sutrinka tas gal gyvenimo ritmas, nes dieną prieš reikia ruošti žarnyną, bėgioti į tualetą, šiek tiek pakoreguoti mitybą, o tos procedūros dieną negerti, nevalgyti, o šiaip daugiau tikrai nieko baisaus, komplikacijų rizika jinai yra, bet jinai yra labai, labai maža. Atvykti kolonoskopijai būtinai reikia. Mes turime maždaug apie 60% iš visų teigiamų pacientų, kurie turės ikivėžinę būklę polipą. 3-4% pacientų turės jau susiformavusi naviką, vėžį. Likusiai daliai gali būti išangės ligos, pavyzdžiui, hemorojus, gali būti uždegiminės žarnyno ligos, net jeigu ir yra onkologinė liga jau susiformavusi, kolonoskopija irgi duoda labai daug atsakymų dėl naviko rūšies, nes chirurgas irgi turi žinoti, kur jis eina, į kokią vietą operuoti. Pas ponę Zitą prieš 9 metus prevencinės programos metu buvo įtartas storosios žarnos vėžys, kurį jau 3 stadijos patvirtino kolonoskopijos tyrimas. Patyrusi net 3 žarnyno operacijas, moteris nepraranda optimizmo, nors praeities pamokų nepamiršta. Praradau virš 20 kg, turbūt 25 kg. Tai man su žarnynu būna blogai, va čia pradeda nuo skrandžio va kažkaip, tai į apačią ir, nu žinau, dar kažkaip tai ir taip galvoju, dar pas mane išvarža yra, va čia va nuo darbų, suprantate, viską kai dirbi, nu ir aš dar sirgusi, kaip čia pasakyti, pankartitų sirgusi prieš tą viską. Tai aš galvoju, ar nuo to, ar taip, ar taip. Aš sakau, daugiau reikia mažiau mėsos valgyti gal. Pripratę ant to šašlykinės, tie barbukinės, ten pusiau žalia ta mėsa, raudona ta mėsa, viską. Kai aš susirgau, pradėjo vaikai irgi tikrinti žarnyną savo. Nu, vat ir yra kažkoks polinkis, kad randa polipų, bet ačiū Dievui, jie būna nepiktybiniai. Bet pašalina viskas. Tačiau štai vyrą įkalbėti dalyvauti prevencinėje programoje moteriai kol kas nesiseka. Aš jam sakau, jis operuotas, sakau, eik tu pasitikrinti žarnyną, sakau, gal pas tave, kad žarnynė, gal tokia liga kaip pas mane, jisai sako, geriau nežinoto, jeigu sužinosiu, tai bus blogai, tai užtat ir neina. Nu ir sakė, kas bus, tai bus. Kolonoskopiją darau, tai kas 2 metai.
Tai va, kas 2 metai daro man koloskopiją, viskas gerai, niekas nieko neranda. Ankstyvasis storosios žarnos vėžys tikrai yra išgydomas, tai ir storosios žarnos vėžio diagnozė jau jinai nėra lygų mirties nuosprendžiui. Pacientas pasitikrinęs profilaktiškai galėtų ne tik, kad anksti diagnozuoti ligą, bet netgi jos visai išvengti.